turime galimybę sugrįžti pas Jūrą Jankevičių į tą patį gerą orą ir tęskite, Jūrai. Taip, Henrikai, antra serija, nes tiesiog priartėjom prie kopos, o prie kopos ryšys pernelyg prastas. Na, mes tęsiam su Ryčiu Bublevičium. Taigi, Ryti, karate meistras ir karate pats, tai ne vien turbūt raumenys, bet ir matematika, ir fizika, ir medicina be abejo. Tikriausiai yra šitie visi elementai, bet didžioji dalis tai yra disciplina, savikontrolė, charakterio ugdymas ir per visus tuos elementus, kaip sakote. Reikia ir, išmanyti tiesiog treneriam apie biomechanikos principus, apie fiziologinius dalykus, apie traumatologiją šitik išmanyti. Tiesiog, jeigu darai netaisyklingai ir darai daug metų, tiesiog kai kurie sąnariukai nebelaiko. Bet pagrindinis tikslas yra... Tiesiog pagrindinis tikslas yra saviugda. Nebūt čempionų. O galios netokios jau ir mažos. O galios tiesiog pradedi, jeigu kryptingai treniruojas, tu pradedi matyti, ar tu vysteisi, ar tu lavini save, ar tu padarai daugiau, geriau. Jūs minėjote, reikia išsirinkti vieną tašką. Taip, reikia, norint padaryti efektyvų veiksmą, tiesiog negali daryti bet kur. Turi pasuoti. Taip, tai yra kada, kur ir kokį veiksmą. Čia yra 3 tokie dalykai. Čia minkšta, smėlis, paimkim ir padarykim. Aš tikrai nebejoju, kad netrukus gulėsiu ant smėlio, Ryti. Gerai, galim tik tai mikrofoną prilaikykit. Baigėsi transliacija. Henrikai. Norėčiau Jūrai priminti, kad dar penktadienį jam reikės vesti šitą laidą, tai kad tegu neįsinarina ten visų kojų ir rankų. Tęsame laidą nerdami į kitus dalykus. Giedrė Baltušytė savo reportažą taip pavadino, kad tarsi